priešus apima panika. Visada kraujo trokšta vilkai. Trokšta vilkai. Sveiki muzikinio Rusio laidos žiūrovai. Šiandien svečiuojamės grupės Night 20 metų jubiliejuje. Šiuo metu sveikina grupė Laiptai. Galima laikyti 1990 metus, kai keli muzikantai Romas Liutikas, Valdas Laučiškis, Valdas Šeputis, Algis Gramuliauskas nusprendė pradėti groti kartu. Pavadinimas, kaip dažniausiai būna, atsirado iš reikalo, neieškant prasmės. Šiaip skambus skiemenų rinkinys, dabar kaip daugelį žinoma, yra transformuojamas į lietuviškai, Laiptai. Правильно.
paklausė grupės Night būgnininkas Artūras Stepanavičius. Apie grupę. Panevėžio roko legenda. Nes iš tikrųjų turbūt vienintelė grupė, kuri išsilaikė mieste šitiek daug metų ir vis dar gyvuoja. Nesvarbu, kad keitėsi grupės sudėtis. Kaip bebūtų, ji vis dar gyvuoja ir labai sėkmingai tęsia savo veiklą. Toliau klausimai kokie buvo? Tai papasakokite apie savo veiklą. Kokie ateities planai, gal ruošiatės įrašyti albumą naują, gal vaizdo klipą nufilmuoti ir taip toliau. Galiu pasigirti už visą grupę, kad jau yra pradėti įrašai daryti, jau pradėti montuoti būgnų takeliai. Tikimės, kad šią vasarą įrašysime visus instrumentus ir galbūt rudeniop jau bus ir masteringas ir galbūt ir bus diskėlis. Kaip vadinsis albumas? Nežinau, čia reikėtų klausti grupės vadovo Valdo. Manau, kad tai gali būti susijęs su visa šita grupės 20-mečio veikla. O gal tiesiog šaus kokią nors ekspromto idėją ir taip ir pavadinsim. Arba tiesiog, kadangi artėja 2012 pabaiga, tai gal tiesiog ir vadinsis Apokalipsė. Palinkėsiu, kad šita grupė gyvuotų dar ilgai ir ilgai. Naitai yra naktis. Naktis, kas dar? Naitai yra gėris. Kas dar? Naitam yra 20. Kas dar? Bus ir 30. Ir išvis bus daug. Ir išvis labai... Aš šiek tiek naitam padedu grot, ne taip senai ir... Iki tol jų muzikos, kol nepačiupinėjau pats, negaliu vertinti, kad, na, kaip paragauti. Tai, sakykime, jų muzika, Valdo kūryba labai yra melodinga, labai gražios rinktis, aš taip ir sakiau, kad tai mes galbūt ir toliau tęsim. Labai gražios baladės pasi visom panelėm turėtų pateikti. Ir jis turi to užtaiso savy. Ir labai gerai, kad jis dabar pradėjo tą daryti. Įsikūrė naitai, dar roko naitai, nežinau, kokių to naitų nebus, bet naktų irgi visokių būna. Ir baltų, ir poliarinių, ir kokių tik nori. Tai va, tai manau, kad naitai eina teisingų kelių, įvairiaspalvė muzika, įvairių stilių, tik aišku, su roko atspalviu, tai aš kiek galėsiu, tiek padėsiu. Ką palinkėtumėt Naitai? Toliau gyvuoti ir gražiai groti. Naitai, man atrodo, yra, tai galima sakyti, Panevėžio roko muzikos mažiausias simbolis yra dabar. Tai yra, drąsiai galima siųsti į visus festivalius kaip Panevėžio atstovą, kuris tikrai niekada nepadarys kažkokios tai gėdos. Tai yra tiesiog, sakau, yra Panevėžio roko muzikos simbolis.
pasveikinsime grupės Night bosistą Kostę. Porą žodžių apie Nightus, apie Valdą Šeputį, apie grupę. Apie Nights, nu ką, Nightai. Nu, ger grupė. Valdas maladės žmogus, žinai, tai kažkada, kaip aš pradėjau groti, žinai, tai kažkur susitikom kažkur pasvaly per kažkokį koncertą, jis ten kažkur padėjavo, kad žinai, basistą ir sakė, gal pagrotum. Nu, aišku, aš iš meilės muzikai, sakau, galiu, sakau, pas jūs pabandyti. Tai, aišku, ten neprižadėjau kažką, žinai, Aukso kalnų 100%. O paskui atvažiavau, čia Panevėžį, pradėjom repetuoti ir prilipo, žinai. Tai žinau. Kaip dažnai koncertuojate, dažnai repetuojate, vis tiek Panevėžys, pasvalys, atstumas? Nu, praktiškai repetuojam tai prieš koncertą. Daug koncertų turi? Ne, daug koncertų būna kažkaip, nu, kaip. Gal, taip, jeigu paėms vidutiniškai, net, į mėnesį kokie 2, tai visą kažkaip išpolžai. Šiandien groja sena sudėtis Nightų, kaip tau? Va, liuksiškai, ne, tikrai man patiko, kažkaip taip visiškai pasistengė. Gražu, ne? Vienas scenas, taigi, taip per renginių Žilvinas niekad neduoda šnekėti, šiandien galime mes pašnekėti. Žilvinai, netims mikrofoną. Taigi, Nightai, pradėsim. Sveikinam visų pirma, tai Nightas ilgiausiai iš visų tų muzikantų, katras 2 grupės buvo, tai Fortas ir Nightas ir Bledai, dar visat pasvaly pagrojo išdyko. Ačiū Dievui, kad jie atsiperk mane lum, tai va, jau 4 koncertus man išdyko pagroja, užžalo, tai va, šis Panevėžiečiai patriotai, tai būtent, sako, ten Fortiečiam, Bledam ir Nightam, tai didžiulis nuo pasvalio visų žmonių. Ačiū, visada sviesi pasvaliečiai ir yra. Tai va, matai, kaip yra 20 metų praėję. Labai malonu, kad jaunas ir gražus ir nemirtingas ir nepakartojamas. O aš tuo atvežiau nuo plento tokio dovano. Tai čia pasirašo sens mano Kostė, čia yra basys ir Simonė ir Bugnika. Čia mes tai gal paskiau pagrosim bliuzą. Valdutis groja roką, ne bliuzą. Čia vadinasi dviese, tai yra Valdas ir Nightai. Kad dovanuoja. Prieš jūs gitaros virtuozas Jurgis. Prašome porą žodžių apie grupę Nightą, apie Valdą, apie Artūrą, apie Kostę. Apie Kostę? Apie Kostę. Nu tai porą žodžių. Grosim šiandien, va dabar Samčieką pasidarėm, eisim pagroti, atžemėti jubiliejus šitą Valdą Nighto. Labai gerai pažįstu Valdą, labai gerai pažinojau ir pažįstu Virbicko. Tikrai šaunus bakūrai, šaunus muzikantai, tikri rokeriai, kurie, saka, akordų neieškoja savo kišenėse, o klausė, kas yra, kokie akordai skambėdavo iš radijos stočių tų laikų, iš įrašų, iš paukštelio. O sulaukus tokia garbinga amžiaus 20 metų, tai aš link darim, nežinau, 10, 15, 20 metų gal per daug būtų. Tuomet jau anūkai, gal pronukai gros scenoje, nenukas. Sėkmės, Nightam. Pasvalysiu spilės. Ką nors apie Nightą? Nightai. Tai seniausia Panevėžio grupė, kiek žinau, ir labai man patinka jų stilius, patinka vokalistas Valdas. Ir esu iš Pasvalio, todėl palaikau ir Panevėžį, ir Pasvalį. Pačioj pradžioj Nightų operatorius. Tai va, ką nors apie iš tų senų laikų, ką nors apie Nightus, kokį nors kuriozą. Kuriozą, vien kuriozą ir muzika ir kuriozą.
Na ką, ir jūsų televizorių ekranuose šventės kaltininkas pats Valdas Šeputis. Grupės Night lyderis, prašom. Malonu, ką čia šitą šventę nebūtų įvykus, jeigu ir pats Audriui nebūtum prisidėjęs ir dar visai eilė žmonių. Nu ką, manau, kad mūsų tas kuklus kolektyvas Panevėžy yra vertas būtent tokios šventės. Nu, baisiai nesmagu iš tos pusės, kad tai ne nuo manęs priklauso, kad atsirado Gintas Mikulėnas, kuris tikrai visiems suorganizavo, manau, ne vien tik tai mūsų grupai, bet ir visiems tiems, kurie čia atvyko. Kad mes sugebėjom tikiuosi pasilinksminti, dar linksmybės tęsiasi. Tai nūdienos sunkiuose laikotarpiuose nėra taip paprasta. Erika, šio koncerto vedančioji, mano duktė. Pasakyk dabar tu, kaip tu jautiesi? Jaučiuosi gerai, ačiū organizatoriam, ačiū Audriui už labai daug metų pastangų, kad Panevėžio pogrindinis gyvenimas laikytųsi. Ačiū tau, už kameros yra Beatričė Litikaitė, aš ją žinau, irgi gerai varo. Ir žodžiu, ačiū jums visiems ir aš daugiau neturiu iš tikrųjų. Susirinkom tarsi šeimos nariai. Aš jaučiuosi, kad aš Panevėžio pogrindiniam gyvenime praleidau pakankamai laiko, galėčiau pasakyti, kad čia buvo tikrai labai smagu.